Sveiki visi, su jumis Go for Vape. Tai ką šiandien, kaip matė, ant stalo guli nei kaitiklis, nei baterijai, nei modas, nei dar kažkas, o replės, vėla ir dalykas vėlai nupjauti. Tai ką, šiandien padarysime coilą, vieną iš paprastesnių pradžiai, bet ką, pradėkime naują rubriką How to. Tai ką, varom. Visų pirma, ko jums reikės šitam dalykui, tai štai tokio dalyko, štai tokio dalyko, tokio dalyko ir tokio dalyko. Tai ką, pradėkime. Tai ką, visų pirma, paėmėm vėlos. Štai, tiek mano užtektų. Tada vieną pusę štai šitą galima pjaut. Padėme mūsų vėlą į šoną. Ok, tada dabar reikia sulenkti štai čia per pusę ir štai čia irgi per pusę. Galima ne per daugiausiai, manau, štai tiek tikrai, manau, užtektų. Dabar biškį ištiesinam. Vieną galą įstatome į atsuktuvą. Taip, čia į šitą pusę. Štai, įstatytas. Dabar ištiesinam, kad jos lygiai eitų, lygiai baigtųsi. Gerai, štai šitą galą laikome su repliam. Ir reikia, kada mes dabar apsukinėsime, reikės įsitempus spausti į kairę šoną. Ne taip stipriai, kad iš čia iššoktų, bet tiesiog biškį tempti kairę. Tai gerai, varom. Iškart siūlyčiau lėčiau, po to greičiau ir po to galima ant pilno greičiau. Tai ką, varom. Ok, kaip taip plyšta, tai yra labai gerai, reiškia, jau baigėsi sukti. Gerai, dabar kur matome štai tokį nelabai gražų šoną. Tokį nelabai gražiai išėjusį šoną. Tiesiog šitą galima nukirpti. Tai ką, dabar ant stalo guli štai toks atsuktuvas. Ir galima rasti jūsų RDA komplekte. Dabar galim padaryti apsukas. Gerai, pirmą gali eiti nelabai graži, bet čia specialiai, kad tiesiog pato būtų jums lengviau daryti. Tai ką, laikome štai taip, vieną galą, kitą štai taip. Ir ką, vienas, 2, 3, 4, 5, 6, tikrai manau užtektų. Dabar tą nelabai gražų galą galima sukti, kad coilas atrodytų labai gražiai. Dabar vieną galą galima paimti su repliam ir ištiesant coilą. Tai reikia tiesiog su repliam biškį paspausti save. Kad štai gavome tokį twisted coilą. Štai taip. Vieną galą siūlyčiau palikti ilgesnį už kitą, kad būtų tiesiog lengviau įstatyti ir da. Ir štai, galime štai tokį. Kai sukame štai šitas apsukas, vrapsus, kitai vadinamas angliškai, geriausiai kuo arčiau, tada jūsų coilas bus geresnis, geriau deginis ir tiesiog bus geriau. Tai ką, viskas. Tai dėkui visiems už peržiūrą. Šiandien padarėme štai tokį twisted coilą. Dar toliau darysime dar kitus, ateina klapanas, sleeperis ir taip toliau. Prenumeruokit, laikinkit video. Stengsimės tobulėti. Štai. Dėkui visiems už peržiūrą. Iki.